Labas rytas, žvejai. Aš, kaip ir kiekvieną rytą, ne kiekvieną rytą, kas kelintą rytą, vėl judu prie vandens telkinio, žuvauti, tiksliau, ne žuvauti, o pasikasti bužių, pas mus dzūkiškai vadinamų krokodilų. Nežinau, kieno čia lervos, pažiūrėsit, jūs gal nustatysit. Ir mano meškerė dabar yra va tokia va. Ir apsirengęs aš. Va tai va, jeigu matosi britkelnės, brisim į upę ir ieškosim stambiai žuviai labai vertingo masalo. Ai, oras tai pasaka. Žiemos pasiilgta tos baltumos tokios, tai smagu. Aišku, žuvauti dar smagiau, bet man patinka gamtoj, kad ir taip pabūt. O, kokie bebrų urvai, kad neįgriuvos. Faina pasivaikščiot. Viskas apsnigta. Pasakiškai gražu. Praeit nėra taip paprasta dar. O, ledelis formuojasi. Va čia. Čia daug bebrų prilandžiota turbūt. Bebro namai čia kažkur prie pat yra. Nu kągi, va tuoj čia kažkur ir bandysime. Gal čia kur bus? Čia daugiau krokodiliukų, kaip mes vadinam. Aišku, čia... Kaip čia jos vadinasi šitos lervos, tai gal jūs pasakysit. Nelabai ir domėjausi. Nu ką, bandom. O, čia dambliuko čia daugiau yra. Kasam, pažiūrėsim. Kol kas nematau nei vieno. Ne visur čia jų taip ir yra. Nei vieno, bandom kitur kur nors. Nei vieno. Da, paeinam. Nu ką, analogiška situacija. Nei vieno. Reiks eit toliau žiūrėt. Prisirengęs dar su britkelnėmis. Tai ir judėti nėra taip lengva. Paprasta. Ką va čia nusileisim kitą vietelę. Patikrinsim. Čia vos ne kaip upė takiaunant. Va graži vietelį pabandysiu, va graži vietelį pabandysiu. Ką reikia iš pradžių sniegelį? Ledelį prasivalom.
Toj vietoj bandomasis. Dumblo nedaug. Gyvybės yra, bet tik ne tokios. Ai, va, vienas mažas yra, bet mažutis. Bet jau čia perspektyvos. Ai, va, dar vienas nedidžiulis. Mes bandom. Gal giliau. O, mažą kilbuką iškasiau. Va, kokis gražuolikas. Vieną radau, tai ko ieškau. Ir didžiulį gražų. Antras gražus. Ir trečias mažiukas. Ką turbūt vis. Ai, va, dar ketvirtas nebajavas. O, neblogas samtas. Nu ką, nelabai randu bužių. O reikia kamerą pažiūrėti. Gal neužfiksuos kur. Daugiau. Povandeninis pasaulis. Procesas vyksta taip. Pasisemi dumblo ir jį laudę. Aišku, dabar oras nekoks, -8. Ir pas mus pasnigo kaip smagiai. Tikra žiema. Krokodilai atrodo mūsų va tai va. O, neblogą samtį pakabinau. Va. Neblogas, 4 krokodilai. Va, bet nedidžiuliai. Bet sueis ir tokie labai puikiai. Taip ir kasinėja. Va, kokis gražuolis. Kartais būna masalas nepamainomas. Nu, kaip ir visą laiką būna kažkas labai veikia, bet visų žvejų pageidaujamas dalykas. Bent jau dzūkelių. Kas žino, kas tai yra. Ką, vėl baigiam. Išverčiam į vandenį ir vėl semiam. Pasėmėm. Analogiška procedūra. Kažkaip sunkiai šitas plaunasi, kur pasėmiau. Sunkiau. Ai, pagalvoju iš pradžių, kad gal tuščias, bet ne, matau. Ir gražuolis dar kokis, va jau normalus tas, normalaus dydžio. Dar nedidžiulis vienas.
nagas. O, kokių monstrų randi. Kad net, aišku, gal ant jų irgi kibtų. Bet net rankose imt nesinori. Nu, va, gražiausiai dar ką radau. Lynakas. Va. Žiemoja dumblan lindęs. Aš sutrukdžiau jo miegą. Nieko, jums ir raus kitur kur nors. Gūžių nėra daug. Kai kur užeini vietelę parenkia, kitur nelabai yra. Dar mažiukas. Ką, to ir baigsim. Nu ką, baigiam kast. Padėjom. Bet aš išsitraukęs. Va, knibždėlynas. Kokias. Nėra daug, bet vieną kitą randi dar. Nu ką, rytoj bandysim žuvauti.